Palaiminti esate, jeigu klausysite žodžių šitų 12, kuriuos aš išsirinkau iš jūsų tarpo, kad tarnautų jums ir būtų jūsų tarnai. Ir vėlgi labiau palaiminti yra tie, kas patikės jūsų žodžiais, dėl to, kad jūs paliudysite, jog matėte mane ir žinote, jog aš esu. Palaiminti vargšai dvasia, kurie ateina pas mane, nes jų yra dangaus karalystė. Ir dar palaiminti visi, kurie liūdi, nes jie bus paguosti. Ir palaiminti romieji, nes jie paveldės žemę. Ir palaiminti visi, kurie alksta ir trokšta teisumu, nes jie bus pripildyti šventosios dvasios. Ir palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumu. Ir palaiminti visi tyraširdžiai, nes jie matys Dievą. Ir palaiminti visi taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais. Ir palaiminti visi, kurie persekiojami dėl mano vardo, nes jų yra dangaus karalystė. Ir palaiminti jūs, kai žmonės jūs užgaulios ir persekios, ir melagingai kalbės visokį blogį prieš jūs dėl manęs. Nes jūs didžiai džiaugsitės ir būsite nepaprastai linksmi, nes didis bus jūsų atlygis danguje. Nes taip jie persekiojo pranašus, kurie gyveno prieš jūs. Aš duodu jums būti žemės druska. Bet jeigu druska praras savo surumą, kogi žemė bus pasūdyta? Nuo tol druska niekam nebetiks, kaip tik išmesti ir sumindžioti po žmonių kojomis. Duodu jums būti šitų žmonių šviesa. Neįmanoma paslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Argi žmonės uždega žiburį ir deda jį po saiku? Ne, bet ant žibintuvo. Ir jis šviečia visiems, kas yra namuose. Todėl taip te šviečia jūsų šviesa šitų žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų tėvą, kuris yra danguje. Nemanykite, jog aš atėjau panaikinti įstatymų ar pranašų. Aš atėjau ne panaikinti, bet įvykdyti. Aš daviau jums savo tėvo įstatymą ir įsakymus, kad jūs tikėtumėt mane ir kad atgalautumėte dėl savo nuodėmių ir ateitumėte pas mane su sudužusia širdimi ir atgalaujančia dvasia. Štai jūs turite įsakymus prie save ir įstatymas įvykdytas. Todėl ateikite pas mane ir būkite išgelbėti. Nes jeigu nesilaikysite mano įsakymų, jūs jokiomis sąlygomis neįsite į dangaus karalystę. Tų iš senovės laikų pasakyta, kas nužudys, tam gresia Dievo teismas. Bet kas tik pyksta ant savo brolio, tam gresia jo teismas. Todėl jeigu ateisi pas mane, ar panorėsi ateiti pas mane ir prisiminsi, kad tavo brolis šitą turi prieš tave, keliauk pas savo brolį ir pirmą susitaikyk su savo broliu, o tada ateik pas mane visa širdimi ir aš tave priimsiu. Tu iš senovės laikų parašyta, nesvetimausi. Bet kiekvienas, kuris žiūri į moterį, kad jos geistų, jau svetimavo savo širdimi. Aš duodu jums įsakymą, kad neleistumėte nė vienam iš šitų dalykų eiti savo širdį. Nes geriau, kad atsisakytumėte šitų dalykų, to paimdami savo kryžių, negu kad būtumėte įmesti į pragarą. Ir taip pat parašyta, kad mylėtum savo artimą ir nekęstum savo priešo. Bet aš sakau jums, mylėkite savo priešus. Laiminkite tuos, kurie jūs keikia. Darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia, ir melskitės už tuos, kurie nesiskaitydami išnaudoja jūs ir jūs persekioja, kad būtumėte vaikai savo tėvo, kuris yra danguje. Tai, kas buvo nuo senų laikų, kas buvo įstatymo valdžioje, manyje viskas įvykdyta. Sena panaikinta ir viskas tapo nauja. Todėl aš noriu, kad būtumėte tobuli. Kaip aš arba
kaip jūsų tėvas, kuris yra danguje, yra tobulas. Nesimelskite taip, kad būtumėte žmonių matomi. Kada meldiesi, eik į savo kambarėlį ir uždaręs savo duris melskis savo tėvui, kuris slaptoje. Ir tavo tėvas, regintis slaptoje, atlygins tau viešai. Todėl melskitės taip. Mūsų tėve, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas. Tebūna tavo valia žemėje, kaip yra danguje. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikta. Nes tavo yra karalystė ir galia ir šlovė per amžius. Amen. Amen. Nekraukite sau lobių žemėje, bet kraukite sau lobius danguje, nes kur tavo lobis, ten bus ir tavo širdis. Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams, nes arba jis vienu nekęs, o kitą mylės, arba vienam bus atsidavęs, o kitą niekins. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Atminkite šitos žodžius, kuriuos kalbėjau. Nes štai jūs esate tie, kuriuos aš išrinkau tarnauti šiems žmonėms. Todėl sakau jums, nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite ar ką gersite, ne savo kūnų, ko vilkėsite. Pažiūrėkite į lauko lelijas, kaip jos auga. Jos nei pluša, nei verpia. Bet sakau jums, kad net Saliamonas visoje savo šlovėje nebuvo taip pasipuošęs kaip viena iš jų. Pirma, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Todėl nesirūpinkite rytdieną, nes rytdiena pati pasirūpins savo reikalais. Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. Nes kokiu teismu teisėte, tokiu ir jūs būsite teisiami. Ir kodėl matai krislelį, kuris tavo brolio akyje, bet nepastebi rastos savo akyje? Pirma išmesk rastą iš savo paties akies, o tada aiškiai matysi, kaip išmesti krislelį iš savo brolio akies. Prašykite, ir jums bus duota. Ieškokite ir rasite. Belskite ir bus jums atidaryta. Nes kiekvienas, kuris prašo, gauna. Ir kuris ieško, randa. Ir tam, kuris beldžiasi, bus atidaryta. Todėl visa, ko norite, kad žmonės jums darytų, lygiai taip jūs jiems darykite. Nes tai įstatymas ir pranašai. Eikite pro ankštus vartus, nes ankšti yra vartai ir siauras kelias, kurie veda į gyvenimą. Ir nedaug yra tų, kurie juos randa. Saugokitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jūs avies kailyje, bet viduje yra plėšrūs vilkai. Kiekvienas geras medis veda gerą vaisių, bet sugedęs medis veda piktą vaisių. Taigi iš jų vaisių juos pažinsite. Ne kiekvienas, kuris man sako, viešpatie, viešpatie, eis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano tėvo, kuris yra danguje. Todėl kiekvieną, kuris klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, aš prilyginsiu išmintingam vyrui, kuris pasistatė savo namą ant uolos. Ir prapliupo liūtis, ir potvyniai užėjo, ir vėjai pūtė, ir daužėsi į tą namą. Ir jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos.
Ir kiekvienas, kuris girdi šituos mano žodžius ir jų nevykdo, bus prilygintas kvailam vyrui, kuris pasistatė savo namą ant smėlio. Ir prapliupo liūtis, ir potviniai užėjo, ir vėjai pūtė, ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo. Ir smarkus buvo jo griuvimas. Kas tik prisimena šituos mano žodžius ir juos vykdo, tą aš prikelsiu paskutinėje dieną.